Sveiki! Sveiki, su jumis ir vėl Goda Liusi ir prisipažinsiu, jog šiandien aš nervinuosi kaip niekada iki šiol filmuodama video, nes šiandien filmuoju pranką, kuris vadinasi abėcėlės prank ir šio pranko esmė yra paskambinti kažkokiam žmogui ir kiekvieną sakinį pradėti vis kitą abėcėlės raidę. Tai pirmas sakinys turi prasidėti A, paskui A nosinė, B ir taip toliau. Tai čia žvilgčiosiu va čia žemyn, nes esu pasidėjusi kompiuterį su įjungta abėcėlė, nes mintinai man per daug galvojimo viską sugalvoti. Ir jeigu ką nors sumaišysiu, tai labai nekreipkit dėmesio, nes tai yra šiek tiek baisu ir tuo labiau, kad šiandien aš prankinsiu savo tėtį. Žinome, lietuvių kalbos abėcėlėje yra 32 raidės, bet iš dviejų raidžių, tai iš E nosinės ir U nosinės nėra jokių žodžių, tai šias dvi raidės praleisim ir todėl aš pabandysiu iš eilės visas tas 30 raidžių panaudoti pirmiesiams sakinių žodžiams, kuriuos sakysiu. Čia kažkur kampe matysite skaičiuką, kiek raidžių jau pavyko pasakyti. Tikiuosi supratot, ką aš čia žadu daryti ir bandom skambinti. Rimtai, ką aš darau su savo gyvenimu? Skambinam. Alio, girdi? Alio, girdi mane? Asočio reikia man. Ko reikia? Balto asočio. Nėra pas mūsų tokio? Numetė, what the fuck? Negirdėjo manęs, man atrodo. Gal perskambins? A few moments later. Jo, skambina. Gerai, bandom iš naujo pranką. Alio. Žodžiu, techninės kliūtis ir man nepavyko susišnekėti, nes mano telefono garsui kažkas atsitiko. Tai bandau iš brolio telefono skambinti ir, o dieve, dabar dar labiau bijau, nes dabar tą pačią frazę turėsiu kartot belekiek laiko. Ta prasme, sykiu. What the f***? Neatsiliepia, what the f***? Kaip suprasti? Asočių sakiau, reikia, mes turim. Ar girdi mane? Girdi? Ar girdi mane? Asočio reikia man. Asočio? Kelių. Kelių asočių? Bele kokių. Kur tu reikia? Citrinų gėrimui ten tokiam supilt. Nu, Tai va čia. čia, Ką čia tam reikia? čia gimtadieniui pradėjau galvoti ir aš nežinau, ar turim. Nu, rasti, nes tu mane. Dėl to tai čia nesugalvos. Dabar čia taip pradėjau galvot. Tai gerai, kad galvoju, bet čia ne problema. Eiti į treniruotę dar reikės man šiandien taip biški skubėjau. Gal 5:30 lygtais. Nu, gerai. Tai grįšiu. Fasuotos dešros yra tokia dalyka. O tokia? Gerai, nesvarbu. Gerai. Helinių balionų dar mačiau šiandien mieste. Numetė. Jo, tai va, buvo čia daugybė techninių trukdžių, nes neveikė vienas telefonas, kitas telefonas. Ir galiausiai prankas vapšė nepavyko, nes, sakau, per daug nusišnekėjau ir tiesiog aš su tėčiu niekada taip durnai nešneku. Tai, žodžiu, reikės paskambinti paskui paaiškinti, kas čia buvo. O dabar bandau skambinti tada savo vienai draugiai ir galbūt dabar pavyks ir
su manim bendraus kas nors. Dublis numeris 2. Po, pranko failo. Austėja, labas. Ąsočio ieškojau, tai sakau, gal tu turi? Bele kokio ąsočio. Citrinų gėrimui pilti. Čia sugalvojau, dabar, man reikia labai, tai nežinau, ką daryti. Dabar tai neturi idėjų? Eina savo. Nežinau, gerai. Čia prisigalvojau visokių. Ėjime... nusišneku. Dabar... ne visai dabar. Fasuotų mėsų, sakė, bus. Ai. Gerai, nekreipk dėmesio, čia broliai sakiau. Helinių balionų tu mėgsti? Išeidama šiandien iš vienos parduotuvės mačiau pardavinėjo. Matei, ten tokie dideli spalvoti buvo. Įeinant tenais netoli bibliotekos. Ne. Yra, žiauriai fainai. Ne, gal paprasta. Jau dabar aš tikiu, kad tu nesupranti manęs. Aš pasimečiau visai. Ką man padaryti, aš irgi. Labai norėjau šiaip pakalbėti, man nuotaika tokia užėjo. Nu tai kur čia tokia laiminga? Mašinoj sėdėjau ir kažkaip jau pavažiavo stogas. Aš jau prie namų darbų sėdžiu. Namų darbus jo rimtai reikia padaryti, aš nieką nedariau dar. Kaip aš maskės nesuprantu nieką. Eikti savo. Ką aš veikiau su pamokai? O aš tai labai tingiu daryt, nežinau. Ką darom su istorija? Per istoriją? Ką? A tai... tą filmą žiūrėt, ar ne? Rodė per klasę, tai kai... ką aš žinau? Aš tingėsiu žiūrėti. Aš tingiu, bet aš nieką nesuprantu, man reikia. Sau, reikėtų pasižiūrėti. Kad biški, bet nežinau, neturėsiu laiko tikriausiai. Šiandien užsiėmus. Tai ką veikia? Trinu nesąmonės. Užjaučiu visus, su kuriais bendrauju šiandien. Ūdros. Ūdros man galvoj. Vėžliai visokie, sorry. Zefyrų labai užsimaniau, bet negaliu dabar iki parduotuvės nueiti, nes labai šalta, sniegas tirpsta. Žiauriai sorry. Žodžiu, Austėja, tu esi nereali. Aš dabar filmuoju video ir čia buvo prankas. Man labai juokinga. Oh my god! Padariau tai! Aš tiek žvengiu, man taip sunku visą laiką būna sulaikyti žvengą.
Ir dabar, o dieve, tokias nesąmonės nusišnekėjau, atsiprašau labai visų, aš nekokia esu prankerė. Kaip matot, man labai sunkiai sekėsi ir aš tiesiog mykiau ir atsakinėjau tokiom durnom ir lempiškom frazėm, kad, žodžiu, tėtė ir austėja, bučkiai didžiausi jum. Ir štai toks mano prankas, pusiau pavykęs, pusiau ne. Tai iki kitų mano video ir iki. Dar sveiki. Ate! Tėte, atsiprašau, kad dar sveiki trukdau. Tai va. Gerai, iki. Tėte sakė, gausiu lupti.